review what we have achieved. Prisėskite, dabar norėčiau labai trumpai apžvelgti tai, ko mums pavyko pasiekti Lietuvoje per pastaruosius keletą mėnesių. O vėliau suteiksiu jums galimybę užduoti klausimų. Taigi klausimus galėsite užduoti kiekvienam iš scenoje sėdinčių ambasadorių. Prieš keletą mėnesių Loreta ir Petras atvyko į Lietuvą. Abu dabar jau apie 60 ar 70 metų gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau tai yra tie žmonės, kurie niekuomet nepamiršo savo tėvynės. Šiandien aš nustebau išgirdęs, kad Loreta net nėra gimusi Lietuvoje. Bet nepaisant to, ji niekuomet neužmiršo Lietuvos. Rugsėjo 4 dieną jie atvyko į Lietuvą ir pradėjo kalbėti su žiniasklaida, su žurnalais, su laikraščiais. Ir kaip daugelis iš jūsų matėte, pastarąsias 4 ar 5 dienas jie kalbasi ir su televizijos atstovais. Tai pirmasis žingsnis. Šiandien mes visi sėsime į autobusą ir vyksime į kaimą, kuriame gimė Ana Wigmore ir gyveno 13 metų. Atsiprašau, pirmą važiuosime į universitetą Klaipėdoje, paskui vyksime į Kruopius, kur gimė Ana Wigmore. Jau buvo kalbėta apie tai, jog Ana mokėsi iš savo surogatinės mamos, kaip taikyti tuos metodus, kuriuos šiandien naudoja milijonai žmonių. Iš tiesų, Ana davė mums labai daug ir už tai, norėdami jai atsidėkoti, mes atidengsime paminklą Anai Wigmore. Tai vyks šį sekmadienį. We not only want to honor her, this is the first of a yearly Taigi, event. tai šis renginys, ši konferencija yra pirmoji kasmetinė konferencija, kurią mes ketiname nuolat kasmet skirti Anai Wigmore. Iš tiesų, mes tikimės, kad dauguma jūsų šalies studentų ir daugybė kitų studentų pasaulyje pastudijuos tuos darbus, kuriuos aprašė Ana Wigmore. Mes taip pat ketiname parašyti knygą pavadintą Lietuvos sveikatos programa vien tam, kad pagerbtume Lietuvos žmonių pasiekimus. Mes ją išversime į lietuvių kalbą ir kitais metais išleisime Lietuvoje. Aš manau, kad ta knyga bus parašyta lietuvių kalba, ar bent jau išleista pirmiausia lietuvių kalba. Taigi kitais metais, maždaug tuo pačiu metu, knyga jau turėtų būti atspausdinta. Kiekvienas iš mūsų parašysime po skyrių šiai knygai, parašysime apie Aną, apie tai, ką ji mums davė. Iš tiesų, šios 2 dienos buvo nuostabios, mums buvo labai smagu būti čia su jumis. Ir norime, kad jūs tai, ką išgirdote, parsineštumėte namo ir pasidalintumėte su jūsų mylimais žmonėmis, kad jūs būtumėte tie gyvi pavyzdžiai ir rodytumėte pavyzdį, kaip reikėtų gyventi vartojant gyvą, sveiką maistą. Manau, kad reikėtų atsistojus paploti ir šiam žmogui. It's not me. It's my family. Jūratė. Where is Jūratė? Sauliau, kur Jūratė? Where is the family? All of the family come up Nidutė, together. ateik ir tu. Ateik, Nida. Pakvieskit. He's been working Guoda, ateik, Guoda. Guoda, relentlessly ateik. to do this. It's... Mano žmona Jūratė kažkur tai išbėgo, nes visą laiką yra labai daug reikalų ir jinai kažką tai padeda organizuoti. Dėkui visai komandai, kuri dirbo, iš tikrųjų, aš net negaliu išvardinti visų žmonių. Ir Gintautė Šakinytė, ir Gintarė Jonaitytė, ir Saulius Urbanas, ir Pavel, kuris reguliavo kompiuterius, ir Bruno iš Latvijos, kuris filmuoja. Ir daugybė žmonių. Many people who contributed their time for this event to happen. My family, my friends, and the beloved colleagues who are here, but they are so in a rush that they cannot even come here to the stage because a lot of things have to be done next minute.
Yes. And Petras and Loretta from USA. Petras ir Loretta. Petras iš Jungtinių Amerikos valstijų. Loretta irgi matyt kažkur tai laksto. Petras yra tas žmogus, kuriam jūs turite dėkoti, kad šitas renginys vyko. Atsistokit, paplokit Petrui. Ačiū labai Petrui. Ačiū Loreta. Loreta kažkur laksto. Iš tiesų, konferencija Vilniuje baigėsi pirmoji Ann Wigmore gyvo maisto konferencija. Aš labai tikiuosi, kad tai yra pirmoji konferencija. I will speak English because people don't have translation here. So the conference, first Ann Wigmore Living Foods Conference. Taigi, kaip jau minėjau, pirmoji Ann Wigmore skirta konferencija, surinkta Vilniuje, baigėsi. Rytoj mes vykstame į Klaipėdos universitetą, ten taip pat skirsime dar vieną dieną konferencijai. Aš įsivaizduoju, kad žmonės turi daugybę klausimų, tačiau į kai kuriuos klausimus aš jau lyg ir atsakiau iš anksto. Brianas, vienas iš Hipokrato sveikatos instituto atstovų, Ana Marija ir kiti yra pagrindiniai šios konferencijos rėmėjai. Visi šie žmonės skyrė pinigų, kad ši konferencija įvyktų. Taip pat, kad būtų pastatytas paminklas Kruopiuose, kad įvyktų šis renginys. Tie žmonės atvyko čia, neprašydami jokio atlygio, skyrė Lietuvai savo laiką ir savo energiją. Ačiū Jums labai. I pray God that God will keep you in good health. Meldžiu Dievą, kad suteiktų Jums begalinės sveikatos, kad dar 100 metų galėtumėte dirbti ir gydyti žmones. We have one more important person to thank, and that was Ann Wigmore's partner in Hippocrates Health Institute, Viktoras Kulvinskis. Aš norėčiau pasakyti, kad I would like to say that we have already built a monument. Noriu pasakyti, kad Kruopiuose jau yra pastatytas paminklas. Ir šeštadienį, 12 valandą, kviečiame Jūs atvykti į Kruopių kaimą, Akmenės rajone, 18 km į Šiaulių pusę nuo Akmenės. Taigi Kruopiai taps pasaulio gyduolių sostinė. Man iš tiesų labai smagu, jog visa tai, kas vyko šias pastarąsias dienas, įvyko. Žinoma, kad klaidų padarėme nemažai, nes viską darė savanoriai. Labai apgailestauju, kad įvyko ne vienas nesusipratimas, tačiau galiausiai viskas baigėsi nuostabiai.
Ir aš tiesiog noriu paklausti, ar dar yra klausimų. Ar norite dar ko nors paklausti? Aš suprantu, kad gali būti dar tūkstančiai klausimų, tačiau štai čia yra tas žurnalas, kurį leidžia Hipokrato sveikatos institutas Floridoje. Galite apsilankyti jų interneto svetainėje ir užsisakyti informacinį biuletenį. Galbūt šitą leidinį reikėtų leisti lietuvių kalba, nes iš tiesų tai yra mokslinio tipo leidinys, tam reikėtų labai daug lėšų, gal galėtume gauti iš kur nors paramą, bet manau, kad reguliariai reikėtų skleisti informaciją. Padarysime viską, ką galime, kad tinkamai išreklamuotume kitų metų renginį. Kitais metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungoje. Taip pat tikiuosi, kad mes surengsime panašią konferenciją ir kitais metais pasirinksime tinkamiausią laiką ir tikiuosi, kad galbūt ir kur nors kitur Europoje galėsime panašų renginį surengti. Surengti kitą konferenciją kitais metais. Nežinau tikrai kada, dar kol kas nenusprendėm, bet aš noriu, kad gera žinia apie sveikatą, apie galimybę būti energingiem, jauniem ir gyventi galbūt 140 metų, kas yra visiškai normalu žmogui. Tai aš manau, kad šitą žinią mes turim tiesiog pasiųsti ir prižadėti savo, kad mes padarysim ir antrąją Ann Wigmore konferenciją Lietuvoje. Now, if there are some questions, so we have still a little bit of time left. So we can go. Dar liko šiek tiek laiko, gal turite klausimų? What would you recommend for the people? Kągi jūs patartumėte žmonėms, kurie geria kviečių želmenų sultis ir kuriuos nuo to pykina? Visų pirma, reikia pradėti gerti kviečių želmenų sultis labai mažais kiekiais. Turite pastebėti, kaip jūsų kūnas atsako į tas sultis. Jeigu jaučiatės gerai, tada galite didinti dozę. 1 uncija yra pati pradinė dozė. Kai jūsų organizmas prie jos pripras, taip kaip prisitaiko prie bet kokių mitybos pokyčių, tada galite jau 2 uncijas išgerti. Kai kurie gali išgerti 4 uncijas sulčių vienu metu, tačiau tikrai ne kiekvienas tai ištvertų. Ir todėl reikia užsitikrinti, kad jūsų organizmą patenka pakankamai tų maistingų medžiagų. Ir iš tikrųjų, norint išgydyti ligas, tų sulčių galima daug gerti, tačiau svarbu, kad jos pasisavintų. Ir čia kalbu ir apie vartojimą per burną, ir taip pat apie klizmas. Aišku, jeigu jūs negalite gerti sulčių, tai galite daryti jų klizmas. Vienas iš dalykų, kurių išmokau iš Anos Wigmore, tai jog šios sultys yra tarsi valiklis, natūralus valiklis. Jos padeda atsikratyti įvairių jumyse esančių nešvarumų. Kai aš atvykau į detoksikacijos institutą vieną pirmųjų kartų, aš pajutau, kaip šalinasi nešvarumai. Ir iš tikrųjų, kuo dažniau jūs geriate tas sultis, tuo rečiau sergate. I teach a wheatgrass class and some people can't even take an ounce. Kai kurie žmonės negali išgerti net ir 1 uncijos kviečių želmenų. Nenoriu tokių žmonių atbaidyti, todėl sakau jiems, kad jie turėtų gerti tų sulčių tiek, kiek gali. Geriau jas gerti ant tuščio skrandžio. Tačiau jūs patys turite nuspręsti, kiek jų gerti ir labai svarbu negerti jų pernelyg vėlai vakare. Nes kartais žmonės tiesiog gauna per daug energijos. Ir jeigu norite gerti šias sultis po maisto, turite palaukti bent valandą. Taip pat
mažiau negu pusvalandį iki kito maisto. Jeigu norite, galite išgerti tik vieną mažutį gurkšnelį ir vėliau tą kiekį didinti. Tačiau, kaip jau sakė mūsų žolininkas, jeigu negalite gerti tų sulčių, tai nedarykite to, galite naudoti klizmas. Bet, kai jūs priprasite, tai galėsite iš tikrųjų mažą gurkšnelį išgerti, tiesiog laikyti burnoje ir jūsų ūselės yra pakankamai stiprios, kad sunaikintų tą skonį. Kartais žmonės pykina tų sulčių kvapas. Aš jiems sakau, tiesiog užsispauskite nosį ir tada galite tas sultis išgerti. Tiesiog, jeigu jums tos sultys yra nepriimtinos, nenurykite tų sulčių, nes jūs tiesiog gali supykinti. Iš tikrųjų, jeigu turite tam tikrą problemą, tai turėtumėte gerti iki 6 uncijų kviečių želmenų sulčių per dieną. Tačiau galite naudoti ir klizmas. Aš žmonėms parodau, kaip naudoti želmenų sultis ir akių praplovimui ir kitoms ligoms. Tokiu būdu šios sultis gali pasitarnauti visam jūsų kūnui. Jos yra nepaprastai galingos ir nepaprastai naudingos. Dar vienas patarimas. Po to, kai išgeriate šių sulčių, galite pakramtyti salierų arba petražolių ir tai padės nuraminti jūsų skrandį. Visuomet rekomenduoju gerti 2 uncijas, 3 kartus per dieną. Taigi iš viso per dieną išgertumėte 6 uncijas. Tradicinė medicina, ypač Lietuvoje, neleidžia žmonėms sergantiems vėžiu gerti kviečių želmenų sulčių. Bet kuris gydytojas, kuris sako, kad sergantis žmogus neturėtų gerti kviečių želmenų sulčių, privalo prarasti savo licenciją. Tai yra idiotai, kurie nori, kad žmonės gydytojasi chemoterapiją ir spinduliuotę. Tai tie patys idiotai, kurie duoda jums cheminių vaistų, kurie sugriauna žmonių gyvenimus. Tad kogi klausysite? Ar gydytojo, kuris duoda jums kažko, kas yra kenksminga ir liepia atsisakyti natūralių dalykų? Jeigu jūs nesuprantate, kad tai yra blogai, tai matyt, jūs nusipelnote gerti tos nuodingus vaistus. Kuris labai kategoriškai pasisakinėja čia Lietuvoje prieš želmenų sultis. Aš atsiprašau iš balkono žmonės. So the first question is about why not. Pirmasis klausimas. Kodėl reikėtų negerti pieno? Iš tikrųjų, Lietuvoje pienas yra labai populiarus. Kaip galime atsisakyti tos šventos karvės, kuri mus tūkstantmečiais maitino? Visų pirma, pienas būdavo geriamas šviežias ir žmogaus organizmas tokį pieną toleruodavo. Tačiau tuomet prasidėjo pramonės revoliucija ir pieną imta pasterizuoti. To proceso metu keičiasi pati pieno sudėtis. Viena medicinos daktarė atliko tyrimus ir daugybę metų stebėjo, kasgi vyksta su
lygomis visoje Europoje, kaip jos keičiasi tiek Europoje, tiek JAV. Po to laiko, kai buvo pristatytas pasterizuotas pienas, buvo pastebėta, kad širdies ligų atveju labai padidėjo tiek infarkto, tiek vėžio atveju padaugėjo. Tai rodo, jog pasterizuotų pieno produktų vartojimas ir širdies ligos bei vėžys yra labai artimai susiję. Pirmojo tipo diabetas taip pat turi sąsają su pieno produktų vartojimu, jeigu tuos produktus vartoja motina bei kūdikis arba jie abu. Anna Schwartz iš Kent Gustav universiteto instituto atliko tyrimą, kuris parodė, kad 85% visų ligų kyla nuo pieno produktų vartojimo. Toksai maistas nebeleidžia pernešti deguonies, tai reiškia, kad tampate kvailesni, jums pasidaro sunkiau kvėpuoti, taip pat sutrinka jūsų virškinimo sistema. Jeigu jūs atsisakytumėte pasterizuotų pieno produktų, tai niekuomet nebesirgtumėte peršalimo ligomis. Šviežias ožkos pienas, tarkime, yra visai nebūtinas. Jeigu norite sužinoti daugiau apie pieną, apsilankykite www.notmilk.com. Ten yra pateikiami duomenys iš pačių įvairiausių tyrimų. Puslapis yra www.notmilk.com. Jeigu apsilankysite tame puslapyje, tikrai įsitikinsite, kad pienas yra mirties eliksyras. Jis yra kur kas nuodingesnis negu alkoholis, negu kokainas. Tai yra pats pirmasis žudikas pasaulyje ir jisai sukelia osteoporozę, taip pat Alzheimerio ligą ir daugybę kitų, tame tarpe ir vėžį. O dėl žilmenų auginimo aukščio, tai aš galiu pasakyti, kad tai gali būti tokie žilmenys ir Ann Wigmore augino dar dvigubai didesnius, tai nėra jokia problema. Gal daugiau klausimų, dar iš balkono žmonės norėjo vieną klausimą. Kviečių žilmenys yra patys vertingiausi, o kiti yra truputėlį mažiau vertingi. Šitą klausimą galim... Miežių dar irgi derlingi. Vertingiausi yra miežiai, po to kviečiai. Janina Davidoninė, bet tai labai gerai žinau ir daug knygų prašus. Yes, you have question. Pauliau, galiu vieną minutę. Žinote, speak in English, okay? Kalbėsiu angliškai. Jau buvo kalbėta apie pieno vartojimo ir vėžio santykį. Vienas mokslininkas Campbell, turintis daktaro laipsnį, atliko tyrimą ir aš lankiausi jo paskaitoje apie gydymą mitybos pagalbą Pensilvanijoje. Ta paskaita vyko vasario mėnesį. Nuostabu tai, kad šis žmogus rėmėsi moksliniais tyrimais. Jis parodė, kad iš tikrųjų vėžį galima įjungti ir išjungti lyg elektros lemputę. Visa tai priklausė nuo baltymų kiekio organizme didėjimo arba mažėjimo. Jis parodė, jeigu žmogus suvartoja daug baltymų ir tų baltymų kiekis yra 5% aukštesnis nei turėtų būti, tai jau kyla rizika, kad atsiras vėžys. Tačiau jeigu tų baltymų yra sumažinama, tai vėžio ląstelių pradeda mažėti taip pat. Čia aš kalbu ir apie pieno produktų vartojimą, ir apie mėsos produktų vartojimą. Tie gyvūnai, kurie duoda pieno, yra maitinami įvairiais antibiotikais ir kitų nesveikų maistų. Jie gauna daugybę chemikalų ir todėl nereikėtų ir vaikų maitinti tokiu maistu, nes jis yra nesveikas. Kalbant apie baltymus, tai šiuo atveju piene ir pieno produktuose yra karščiu apdorotų baltymų. Ir
Būtent jie užkerta kelią deguonies perdavimui kraujagyslėse, netgi 60% sumažina deguonies kiekį. 2002 tai rodė Harvardo medicinos mokykla. Taip pat 1972 metais buvo paskelbtas tyrimas, jog iš tikrųjų tokie produktai apsunkina deguonies perdavimą. Nobelio premijos gavėjas taip pat įrodė, jog per 24 valandas gali sutrikti deguonies perdavimas ir taip pat, jeigu mažinate baltymų, tai tą procesą galima atstatyti. Tai buvo puikia konferencija, iš tikrųjų daug sužinojau, sutikau daug protingų žmonių ir man dėl to labai smagu. Noriu paklausti keleto dalykų. Visų pirma, apie žuvis. Žinau, kad daug žmonių, kurie ilgai gyvena, valgo žuvį. Aš suprantu, kad, tarkime, raudona mėsa iš tikrųjų turi daug neigiamų šalutinių efektų. Dar norėjau pasakyti, kad man labai patiko daktaro pristatymas, iš tikrųjų sužinojau daug įdomių dalykų, tačiau noriu paklausti jūsų. Jūs kalbėjote apie daug įvairių dalykų, kurie iš tikrųjų įkvepiantis ir nušviečiantis, tačiau jūs kalbėjote apie evoliuciją. Ar jūs nemanote, kad kalbėjimas apie evoliuciją, taip kaip jūs tai pristatėte, yra tiesiog jūsų nuomonė? Aš gerbiu jūsų nuomonę, tačiau ar nemanote, kad yra daugybė žmonių, kurie mąsto visai kitaip? Visų pirma, atsakysiu dėl žuvies ir iš tikrųjų nediskutuosiu teologinių tiesų, nes man atrodo, kad mūsų nuomonė yra skirtinga. Aš išpažįstu evoliuciją ir kūrinyje. Manau, kad galite būti ir geras mokslininkas, toks kaip aš, ir tuo pačiu metu tikėti kūrėjų. Tačiau dabar pereikime prie svarbaus dalyko. Prieš 9 dienas pasirodė mano naujausia knyga. Ji vadinasi Killer Fish, tai yra žuvi žudikė. Šiame žurnale, kurį čia matote, taip pat yra apie tai daug rašoma. Per pastaruosius 3 metus aš skaičiau įvairius tyrimus apie žuvį. Ji iš tikrųjų sukelia daug ligų ir joje yra daug medžiagų, kurios yra nuodingos žmogaus organizmui. Kodėl? Visų pirma, kai pagaunate žuvį ir ištraukiate ją iš vandens, per 20 minučių ji oksiduojasi ir jos organizme atsiranda lipidų, tai yra riebalai. Mokslo pasaulyje mes žinome bent jau 50 metų, kad ši medžiaga sukelia vėžį. Čia mes kalbame būtent apie žuvį. Vienas žymiausių mokslininkų pasaulyje, kilęs iš Kanados ir kitas kilęs iš Švedijos, padarė tyrimus su pačiu švariausiu organizmu vandenyje. Atsiprašau, ištyrė daug švariausių vandens telkinių, 250 tokių telkinių, kurie buvo labai toli nuo žmogaus veiklos vietų. Tai buvo ir Laplandija, ir Švedija, ir kitos tolimos vietos. Jie padarė tyrimus su žuvimis ir pasirodė, kad netgi švariuose vandenyse, esančiuose toli nuo žmonių, pasikeitė žuvų lytis, jos yra transseksualios. Kodėlgi taip vyksta? Todėl, kad, kaip jau kalbėjome anksčiau, kaip kalbėjo žolininkas, tose žuvise yra sudėtinių dalių, kurių yra plastike. Ir tos medžiagos patenka į vandenyną.
taip pat ir į kitus vandens telkinius. hundreds of thousands of miles of the Pacific Ocean. Buvo ištirtas Ramusis vandenynas ir nustatyta, jog Hirošima iš tikrųjų užteršė šiuos vandenis ir nuo to nukentėjo žuvys. Taigi dabar bet kuri tiriama žuvis turi savyje plastiko sudėtinių medžiagų, taip pat įvairių kitų chemikalų. Dauguma žuvų, kurias valgote, yra auginamos ne čia. Šiandien pasaulyje 50% tų žuvų, kurias jūs valgote, atkeliauja iš Kinijos. Dauguma tų žuvų yra auginamos specialiuose baseinuose, tai yra ūkiuose auginamos žuvys. Jos valgo savo išmatas, taip pat jas maitina žuvimis. Ir tokios žuvys yra nuo 3 iki 5 kartų pavojingesnės negu gamtoje augančios žuvis, kurios taip pat nėra naudingos. Buvo ištirta daugybė žmonių ir buvo nustatyta, kad tie, kurie valgo žuvį, rizikuoja susirgti širdies ligomis. Mičigano universitetas taip pat tyrė tuos žmonės, kurie valgo žuvį ir žuvies taukus. Buvo nustatyta, kad jie kur kas labiau rizikuoja susirgti vėžiu negu tie, kurie žuvies nevartoja. Iš tikrųjų dažnai niekas jums tiesiog nepasako, jog žuvis yra kenksminga. Taip, žmonės daugybę metų valgė žuvį ir mėsą, tačiau tam visai nėra jokios būtinybės. Dar kartą pakartosiu. Žymiausi pasaulio mokslininkai sako, kad vandenynai bus negyvi 2050 metais. Mes privalome nustoti valgyti visą gyvybę, kuri egzistuoja vandenynuose. Thank you very much, Brian. And your question. Taip, būtent taip ir yra. So when we talk about, actually we are talking now about kaip toliau, baltymai angliškai užmiršau, proteins. When we talk about proteins, so people are still a little bit mixed. Iš tiesų, kai kalbame apie baltymus, žmonės šiek tiek painiojasi. Žinoma, baltymų galima rasti ir gyvulinės ir augalinės kilmės maiste. Dažniausiai kalbame apie augalinės kilmės baltymus kaip gerus baltymus. Gyvulinės kilmės baltymai yra kenksmingi. Kai kalbame apie baltymus, kalbame dabar šiame kontekste apie kenksmingus gyvulinės kilmės baltymus. Iš tiesų, noriu pasakyti, jog nėra nei vieno žmogaus šioje salėje ar Lietuvoje, kuris valgytų žalią gyvūnų mėsą ar riebalus. Aliaskoje gyvenantys žmonės iš tiesų valgo žalią gyvūnų mėsą, žalius gyvūnų taukus. Jie, eskimai, iš tiesų valgo visą pagautą gyvūną žalią. Tokie žmonės gyvena iki 90 metų, bet miršta nuo rūgštinės terpės organizme, kuri susiformuoja dėl gyvulinės kilmės baltymų, kuriuos jie vartoja. Kai žmonės dėl civilizacijos pokyčių, pasiekusių net šiaurės ašigalį, pradėjo tuos riebalus virti ir juos vartoti virtus, jų ilgaamžiškumas sutrumpėjo. Žmonės pradėjo gyventi nebe 90-95 metus, bet tik 44 metus vidutiniškai. Ir dabar jau ir eskimai pradėjo mirti nuo reumato, nuo širdies ligų ir kitų panašių ligų. Kaip matote, net ir šiaurės ašigalyje jau pasiekė netinkami mitybos įpročiai ir šie pokyčiai yra įrodyti Harvardo medicinos universiteto mokslininkų. Taip pat ir jau minėjau, jog Niujorke leidžiame žurnale apie tai taip pat yra kalbama.
Dar kartą noriu pabrėžti, kad labai pavojinga vartoti termiškai apdorotus baltymus, o Amerikoje tai yra labai įprasta. Mes vartojame baltymus, kurie yra susikaupę riešutuose, sėklose, gyvame maiste, grūduose. Iš tiesų, mes savo produktus verdame tam, kad jie būtų valgomesni, tačiau virdami juos, termiškai apdorodami, mes sunaikiname visas maistinės medžiagas. Jei mes išmirkome sėklas, jei jas sudaiginame, jei leidžiame joms išsiauginti ūglius, tuomet baltymai jau yra pusiau apdoroti. Juos pusiau apdoroja tie fermentai, kurie yra sėklose. Tai reiškia, kad mūsų organizmui nebereikia virškinti baltymų, kurie mums suteikia nuovargį. Esu tikras, kad esate valgę nemažai nemirkytų migdolų, nemirkytų graikinių riešutų ir pavalgę jaučiatės šiek tiek pavargę. Taip yra todėl, kad tokie riešutai apkrauna jūsų virškinimo sistemą, bet jei jūs juos pamirkysite per naktį, jums tokius riešutus bus virškinti gerokai paprasčiau. Be to, riešutuose yra labai daug įvairiausių riebalų, juos suvirškinti taip pat nėra taip paprasta. Tačiau jau pačiose sėklose, pačiose riešutuose yra tam tikrų medžiagų, kurios padeda jums suvirškinti tuos pačius riebalus, kurie yra riešutuose. Taigi, valgydami įvairiausias sėklas, valgydami riešutus, jūs galite gauti visų pagrindinių riebiųjų rūgščių ir nenutuksite. Jums reikia tik tai juos pamirkyti. Jeigu pamirkote riešutus ir sėklas, jas virškinti paprasčiau ir nebenutunkate. Taip pat esu minėjęs jau ne kartą, jog ir moksliniuose žurnaluose yra rašoma apie įvairiausias bakterijas ir probiotikus. Dauguma mūsų ląstelių yra bakterinės kultūros. Ir šios bakterinės kultūros aktyviai dalyvauja pasisavinant azotą iš oro ir sukuriant aminorūgštis bei fermentus. Ir taip mūsų organizmas yra aprūpinamas pagrindinėmis riebiosiamis rūgštimis. Taigi, mums iš tiesų nereikia žudyti gyvūnų ir kurti baimę savo pačių organizme. Jeigu mes vartojame paskirstą gyvūnų mėsą, mes vartojame mėsą gyvūno, kuris kažkada pabuvojo skerdykloje, patyrė stresą ir dėl to streso į jo mėsą išsiskyrė streso hormonai. Suvalgę mėsos su tokiais streso hormonais, mes tampame pikti ir mums netgi sutrinka psichika, tuomet mums tenka gydytis nuo šizofrenijos ir įvairiausių kitokių psichinių sutrikimų. Tiesą sakant, visą tai galima išgydyti veganišką dietą. Ir mes matome, kad vien pakeitus mitybą galima atsikratyti visų šių problemų. 5 metų tyrimai rodo, kad 85% tokių sutrikimų gali būti išgydomi veganišką dietą. Galite visi tapti veganais, bet galite apsispręsti ir toliau valgyti mėsą ir toliau vaikams maitinti mėsą. Aš iš tikrųjų, mes labai kvietėme, we were inviting Loreta, Jūratė, and they are here. Loreta... Mes labai kvietėme Loretą ir Jūratę prisijungti prie mūsų. Loreta Vainius yra čia su mumis. Ačiū, Loreta, kad atvykote, Jūratė. Surengti šitą konferenciją. Brainas kvietė jūs į sceną ir iš tikrųjų jūs čia esate. Labai malonu. Taigi, dar keletas, sėski čia. Dar keletas klausimų. So you have a question. I have actually a very question which we got couple of times already. Norėčiau paskaityti klausimą susijusi su šaldytu maistu. Šaldytas veganiškas maistas. Kas tai? Kas galėtų atsakyti? When they freeze food, they first cook the food.
Paprastai prieš užšaldant maistą jis yra išverdamas, tai yra blanširuojamas. Sakykime, jūs susirenkate derlių savo sode ir turėtumėte supakuoti tą derlių į rudo popieriaus maišelius. Apvynioti į keletą kartų rudų popieriumi, įdėti į plastikinį maišelį ir įdėti į šaldiklį. 3 mėnesius tame maiste liks šiek tiek gyvybės. Nedaug, bet šiek tiek. Po 3 mėnesių gyvybė iš viso žus. Bet jeigu jūs perkate ekologinį maistą, bet užšaldytą, turėkite omenyje, kad prieš užšaldant tas maistas buvo apvirtas. Na, o pavyzdžiui, jeigu surenkame uogas miške ir jas užšaldome, kas įvyksta tuomet? Vėlgi po 3 mėnesių jokios gyvybės tose uogose nebelieka, nes šaltis suardo ląsteles, bet pirmuosius 3 mėnesius jose dar yra gyvybės. Jeigu jūs suvalgysite uogas po 3 savaičių, tuomet jose bus likę 60% naudingų medžiagų, po 4 savaičių dar 10% mažiau, antrą mėnesį jau liks tik tai 20% naudingų medžiagų. O 4 mėnesį iš viso nieko naudingo ten nebus. Bet vėlgi nepamirškite, kad pirmą viską turite sudėti į popierinį maišelį. Klausimas skamba taip. Jei Dievas mums davė skonio receptorius ir uoslę, o mums nepatinka ta žolė, kurią mes valgome, ką mums daryti? Antras klausimas, kodėlgi mes turime vartoti kviečių želmenis. Tai jeigu tai yra pats tikriausias ir geriausias maistas, kodėlgi Dievas į mūsų skrandžius neįstatė mikserio, kad galėtume išsispausti sultis ar pasidaryti kokteilį. Noriu pasakyti, kad kviečių želmenys nėra natūralus maistas žmogui. Tai natūralus maistas kiekvienam gyvūnui, arkliui, karvei, ožkai, raganosiui, gorilams. Kodėlgi mes valgome kviečių želmenis? Todėl, kad kviečių želmenis yra vaistas. Tai yra žolinis vaistas. Ir vienintelis būdas, kaip mes šį vaistą galime suvartoti, neturėdami 4 skyrių skrandžio, yra visų pirma išsispausti želmenų sultis. Spausdami iš želmenų sultis mes pasigaminame juose esančių naudingų medžiagų koncentratą. Ir tokiu būdu gauname terapinę medžiagų dozę. Iš tiesų, neužtenka vien tik tai valgyti pačius želmenis, kad gautume reikiamą kiekį vaistinės medžiagos iš tų želmenų, bet jeigu mes iš tų želmenų išspaudžiame sultis, pasigaminame koncentratą, kurio dozė jau tampa terapinė. Ir tuomet tos sultys patenka tiesiai į mūsų kraują. Niekas nepatenka į kraują greičiau negu sultys. Ir negu deguonis, kurio mes kvėpuojame. Pusę kilogramo morkų. Iš pusės kilogramo morkų galėtume išspausti 1 stiklinę morkų sulčių. Taigi koncentracija yra 1 prie 10. Kai medžiagos esančios kviečių želmenyse taip greitai patenka į jūsų organizmą, jos labai greitai yra nunešamos į reikiamus organus ir nieko šiame procese neprarandame. Taigi, kviečių želmenų sultis yra vienas iš greičiausių būdų, kaip aprūpinti savo organizmą reikiamomis vaistinėmis medžiagomis. Dar keletą žodžių apie kviečių želmenų sultis. Norėčiau paminėti štai ką. Manau, kad kviečių želmenys yra ne tik vaistas, bet ir maistas. Pateiksiu keletą pavyzdžių.
Yra tokia grupė vadinama dalučionais. Atsiprašau, vadinama lučionais. Jos įsteigėjas yra gydytojas Lučionas. Jis yra biochemikas, taip pat ir choreografas ir tantrų kunigas. Jis valgė tik tai kviečių želmenis ir sudaigintus kviečius, daugiau nieko. Jis neturėjo būdo, kaip išsispausti sulčių, jis tiesiog kramtė burnoje kviečių želmenis ir kramtė sudaigintus kviečius. Kiekvieną dieną jis po 6 kartus turėdavo meilės nuotykių. Be to, jis turėjo keletą tuzinų mokinių, kurie laikėsi tų pačių principų daugiau nei 20 metų. Pats jis daugiau nei 50 metų laikosi tokių principų ir vartoja kviečių želmenis kaip maistą. Taip jis iš tiesų parodo, jog žmonės ir gyvūnai yra panašus. Kviečių želmenys yra tinkami tuomet, kai susidurėme su badmečiu. Ir kviečių želmenys galime vartoti ne tik kaip vaistą, bet ir kaip maistą. Labai dažnai žmonės klausia apie kefyrą ir nori sužinoti, ar iš tiesų nevertėtų vartoti kefyro, kad gautume visų tų gyvųjų energijų. Gyvųjų bakterijų. Iš tiesų gyvųjų bakterijų galime gauti ir kitokiu būdu. Nereikia mums vartoti tų pieno produktų. Iš tiesų mes galime susidaiginti sėklas ir parauginti tą gautą koncentratą ir gauti redžiuvelaką. Ir tame redžiuvelake bus visų reikiamų bakterijų. Jeigu jums patinka kefyras, galite pasigaminti saulėgrąžų pieno. Saulėgrąžas, nemirkytas saulėgrąžas galima sutrinti, sumalti ir įpilti trečdalį kiekio vandens ir tuomet leisti šiam mišiniui šiek tiek pabūti, pastovėti ir išsispausti saulėgrąžų pieną. Iš tiesų gausite tokį produktą, kuris bus labai panašus į kefyrą. Galite šiek tiek įdėti jūros druskos ir laikyti tokį gėrimą savaitę šaldytuve ir gerti kaip tikrai puikią kefyro alternatyvą. Iš tiesų galite panaudoti įvairias bakterijų kultūras tokiems produktams pasigaminti. Žinau, kodėl Viktoras tiek kalba, jis lietuvis už tai tiek kalba ir jis be to nori pasidalinti su mumis visomis žiniomis, kurias tik turi, bet tam jam gali prireikti dienų, savaičių, metų ir taip toliau, nes jo žinios yra begalinės. Dar keletą žodžių norėčiau pasakyti apie kviečių želmenis. Iš tiesų, nenorėčiau atsisakyti kviečių želmenų. Pas mus žmonės ateina su įvairiausiomis lygomis ir kviečių želmenys tiesiog fenomenaliai padeda išspręsti visas tas problemas. Nėra jokio kito priedo, kuris padėtų mums taip susitvarkyti su žmonių problemus, kurias jie patiria po chemoterapijos. Iš tiesų, net po 3 savaičių situacija iš esmės pasikeičia, jei vartojamas kviečių želmenų sultis. Be to, ten yra ir B17 vitamino, kuris yra iš tiesų labai galingas. Taip iš tiesų nėra įprasta žmogui ir natūralu žmogui valgyti kviečių želmenis, tačiau Ana Wigmore išmokė mus tai daryti ir iš tiesų tai yra labai naudinga. Ir dėl to mes turėtumėme vartoti želmenų sultis, kadangi jos padeda mums išspręsti radikalias problemas. Radikalioms problemoms spręsti reikia radikalių priemonių. Viena iš tokių priemonių yra kviečių želmenys. Su kviečių želmenų sultimis pasiekime puikių neįtikėtinų rezultatų. Naudojame ir kviečių želmenų klizmas, taip pat ir darome vaginos vonelės.
lašiname į akis. Galime sumaišyti kviečių želmenų sultis per pusę su vandeniu ir skalauti akis. Taip pat galima susidrėkinus plaukus, užsipilti ant galvos kviečių želmenų sulčių, palaikyti šiek tiek ir pamatysite, kaip pasikeis jūsų plaukai. Aš tikrai nenorėčiau atsisakyti želmenų sulčių. Dabar klausimas apie žolėles ir apie džiovintas vaistažolės. Mes iš tiesų naudojame labai daug vaistažolių. Vaistažolės yra vaistas. Būtent nuo vaistažolių prasidėjo farmacija. Tik vėliau viskas virto cheminiais procesais ir sugedo. Iš tiesų, Jungtinėse Amerikos valstijose kiekvieną vasarą renku ramunėles ir naudoju jas savo klinikoje. Taip pat renku ir mėtas ir visa tai, kas nėra apipurkšta. Nors dabar labai sunku rasti pievų, kuriuose nebūtų naudojama pesticidų. Iš tiesų yra daugybė laukinių augalų, kuriuos galima būtų naudoti kaip vaistą ir kaip maistą. I would like you to ask one very, very serious question. First type of diabetes for children. Can you... Brianai, ar galima išgydyti vaikų pirmo tipo diabetą? Dar kartą noriu pakartoti tai, ką sakėm vakar. Antro tipo diabetas išgydomas 100%. Pirmo tipo diabetas. Šioje srityje mes dirbame 57 metus ir dabar jau suprantame, kad 3 iš 5 žmonių sergančių pirmo tipo diabetu gali gyventi be insulino. 4 iš 10 gali sumažinti insulino dozę, kuri iki tiek, kad ji nekenktų jų akims. Iš tiesų, dažnai vaikai gimsta su pirmo tipo diabetu, bet mes žinome, kad yra tam tikrų fizinių priežasčių, dėl kurių vaikai kartais suserga diabetu. Maitinami motinos pienu, iš tiesų vaikai gauna tas medžiagas, kurios jiems sukelia šio pirmo tipo diabetą, bet yra ir tokių vaikų, kurie tiesiog gimsta su pirmo tipo diabetu ir jiems padėti yra labai sunku. Mano sūnui Sergejui, sulaukus 9 metų, jam buvo nustatytas pirmo tipo diabetas. Aš bijojau jį gydyti insulinu, kadangi mano mama pati numirė nuo insulino perdozavimo. Ir aš nusprendžiau ieškoti išeities kitur. Perskaičiau vieną knygą, kurioje buvo parašyta, kad jei diabetikai nubėgs bent po 6 km per dieną, tuomet jų kraujyje sumažės cukraus. Tuomet aš nusipirkau savo bėgiojimo batelius, sūnui taip pat, ir mes pradėjome bėgioti. Nuo tada mano sūnus bėgioja 6 kartus per savaitę po 6 km per dieną. Arba sportuoja. Vėliau mes pradėjome vartoti žalią maistą ir mano sūnui niekuomet nereikėjo vartoti insulino. Daug kartų buvo atlikti tyrimai ir tyrimai parodė, jog mano vaikas nebeserga diabetu. Merginos tiesiog jį dievina. Dabar jam 29. Dėkoju. Dabar norėčiau pasakyti, kad mūsų laikas yra ribotas, mums reikia dar šiąnakt nuvažiuoti į Klaipėdą. Mes iš tikrųjų turim važiuoti į Klaipėdą. Tai yra 4 valandos, dar reikia svečiams susirinkti daiktus. So, finishing our conference, I would like to summarize a little bit, so you still listen for the translation because... Baigdamas konferenciją norėčiau apibendrinti keletą dalykų. Iš tiesų buvo daug klausimų apie konkrečias ligas. Norėtume padėti jums visiems ir norėtume įsteigti organizaciją, kuri galėtų išsiųsti žmonės į Hipokrato sveikatos institutą, jei tik jie galėtų susimokėti. Mes pasistengsime visą reikiamą informaciją jums suteikti. Visos šitos konferencijos medžiagą
iš Latvijos kolegos yra nufilmavę ir mes ją įdėsime į internetą nemokamai į lietuvių kalbą. Anglų kalba mes manome, kad ta informacija bus mokama visam pasauliu, kas buvo kalbėta. Bet Lietuvoje mes nematome galimybę. Mes įdėsime tiek pirmos, tiek antros dienos visą video medžiagą ir jūs atsidarę sveikata.org visą laiką galėsite rasti tą informaciją. Tai va, aš tikiuosi, kad mums labai reikia... Ačiū. Iš tiesų, Ann Wigmore fondas, tai yra viešoji įstaiga Ann Wigmore fondas, yra grinai privati organizacija ir jai reikia labai paramos. Tai mes tiesiog kviečiame paremti mūsų veiklą asmeniškai, nors ir po vieną ar po kelis litus. Dabar ten liktai atrodo jau veikia ta sistema, kad galima ten paaukoti kažkiek pinigų, nes tai kainuoja visas darbas mūsų ir reikia samdyti žmonės ir technikos reikia, tai viskas kainuoja pinigus. Mes tiesiog mes turim tiek daug informacijos, mes neturim, mums nepakanka resursų tą informaciją paskleisti ir jūs dabar visi mūsų užpulsite, o mes neturim už ką tą viską padaryti. Tai mes tiesiog prašom ir aukų. Iš tikrųjų tai, ką jūs sumokėjote už konferenciją, sumokėjote už ausines. Tai aš galiu jums pasakyti labai paprastai, šito ausinių savikaina yra 8 litai 80 centų. Tai neskaitant, kad čia savanoriai jas jums dalino, ir jeigu susinešite šiandien bent vienas ausinės, tai mes turėsime sumokėti 600 litų už jas. O vakar 2 ausinės dingo. Tai aš jums tiesiog galiu pasakyti, kad be abejo visi labai dėmesingai gražinkite išeidami ausinės. Ir iš tikrųjų, na kągi, konferencija, the conference is over. So thank you very much for all of you and hope to see you next time. Konferencija baigta. Ačiū už dalyvavimą. Tikiuosi pamatyti jūs ir kitą kartą.